kaip svarbu teisingai daryti ritualus bet kokius. Nes žmonės daro bele ką. Kaip, pavyzdžiui, tas negalima žvakių užpūtinėti gimtadienio torto. Vienas turi tortas, kur valgai, nieko bendro neturintis su noru ten pildymusi. Kitas tortas turi būti ar kažkoks pyragaitis, kur žvakės nes būtent aplink tą visą tavo gimtadienio šventę, tą tortą susirenka visa tavo giminė, tai reiškia ir iš tėčio, ir iš mamos. Ir tada labai svarbu, kad tu visiem meilę pasiųstum savo prote, tada įsijungia būtent tos energijos, šviesos energijos ir sustiprina tave. Ir tavo noras tada greičiau pildosi ir jokių būdų užpūst negalima. Iš viso nei žvakės, nei degtuko nieko negalima užpūst. Turim turėti arba vandens, arba žemės, kad tai iš karto ugnį į tą. Bet jokių būdų ne burna užpūtinėjom, nes užpučiam ugnį savyje. Ir reiškia, trūksta paskui energijos, trūksta visų tų dalykų. Kiekvienam žingsnėje matau begalę ir galimybių tuo pačiu ir savęs nunulinimo, kaip sakyt, energijos atėmimo